Sveiki sugrįžę į tinklalaidę Be recepto. Aš esu vaistininkė, daktarė Rasa Kalėdaitė ir šiandien su gydytoja odontologė, mano šypsenos architektė Laura Šležienė toliau tęsime pokalbį apie gražias šypsenas ir kodėl kartais kelias iki jų taip prailgsta. Tai yra antroji mūsų pokalbio dalis. Pirmoje kalbėjome apie vaikų dantų problemas, o šiandien pasikalbėsime, kokių rūpesčių suaugusieji turi savo burnoje. Sveiki, gydytoja. Labas rytas, Rasa. Pasaulio sveikatos organizacija yra paskelbusi, kad beveik visi suaugusieji turi bent vieną karieso pažeistą dantį. Tai Laura, taip išeina, kad turėti sveikus dantis yra misija neįmanoma? Beveik misija neįmanoma. Tikrai beveik. Kiekvienas iš mūsų turime gydytą dantį. Daugelis turi ištrauktą dantį. Vaikai turi daug sugedusių dantų, bet šiuolaikinė kaip ir tendencija yra tokia, kad žmonės daug labiau prižiūri savo dantis, daug labiau prižiūri savo vaikų dantis. Tai labai viliuosi, galbūt po 150 metų turėsime visuomenėje tų žmonių, kurie neturi nei vienos plombos. Labai norėčiau. Ar jūs matėt savo gyvenime, sutikot pacientą, kad neturėtų, nei vieno plombuoto dantuko? Esu mačiusi, bet tie pacientai ant rankų galima suskaičiuoti. Ant vienos rankos galima suskaičiuoti. Esu turėjusi pacientą, kuriam buvo 30 metų, kai aš buvau pirmoji, kuri įdėjau plombą. Ir tas pacientas, jau mano pacientas, apie 12 metų. Tai matau, kad dantys nėra linkę gesti, jis gerai prižiūri. Yra kitos problemos, plombų yra mažai, bet yra kitos problemos, kaip griežimas, nudilimas. Bet jūs sietumėte gerą dantų sveikatą labiau su gera dantų priežiūra, ar tai visgi ir genetika yra? Moteris, aš manau, kad genetika lemia labai mažai. Genetika gali lemti tam tikras būklės, danties nebuvimą, ar tai, ką mes kalbėjome pirmoje tinklalaidėje. Kaip tie defektai emalio, taip, kad dantis bus linkęs gesti ir reikia super gerai prižiūrėti. Bet šiaip yra priežiūra. Priežiūra, valymas. Viskas atsiremia į tai. Viskas atsiremia į tai, taip, į mitybą. Ir kuo daugiau žinosim, tuos sveikesni dantis. Ir jeigu tiesiog nenumosime ranką į tas žinias, bet tikrai imsime ir vadovausimės. Pasinaudosime tuo, ką sužinosim šiandien, taip? Taip. Laura, sakyk, o kaip lietuvių dantų sveikata atrodo lyginant su kitu pasauliu? Aš suprantu, tu netaisei dantų Afrikoje arba Didžiojoje Britanijoje, bet kaip mes atrodom? Blogiau, geriau, normaliai? Visų pirma, tai mūsų odontologai atrodo labai gerai pasaulio rinkoje, taip galima pasakyti. Pas mus yra daug specialistų ir pagal tai, kiek yra žmonių Lietuvoje, yra labai daug odontologų. Bet ir labai kvalifikuoti odontologai, Laura, sutiksi? Taip, tikrai. Mes turime begalę pacientų, kurie keliauja iš kitų šalių gydytis dantis Lietuvoje. Ačiū Dievui, ne į Turkiją, ačiū Dievui, kad jie atkeliauja į Lietuvą. Bet kalbant apie pačius lietuvius, tai Lietuvos pacientai, lietuviai, kaip ir patenka į tą penketuką, kur žmonės jaučia finansinę naštą gydytis dantis. Čia kalbant apie kaštus, taip. Nes tas viešasis finansavimas nėra toks jau didelis. Arba eilės poliklinikose, taip, jeigu kalbant apie polikliniką, tai yra eilė, gydymui bus skirta 30 minučių, tai jeigu aš su savo pacientu užtrunku valandą 30 minučių, nes aš dar turiu gebėti jam papasakoti, taip, parodyti, kur yra problema, papasakoti, ką daryti, kaip valyti, kad ta problema nepasikartotų, nes neužtenka vien tik įdėti plombą, taip, suplombuojam dantį, reikia ir toliau prižiūrėti. Neprižiūrėsi, ges toliau. Taigi tas pusvalandis taip ištirpsta ir žmonės toliau turi problemų. Jie nesužino visko. Tiesiog turbūt burnos sveikata koreliuoja tiesiogiai su finansinė padėtimi mūsų? Aš manyčiau, kad taip. Žmonės, kurie gali mažiau skirti lėšų savo dantims, tai tikrai jų situacijos yra blogesnės. Ir kaip pasakyti, jeigu tu neįsidėsi laiku plombos, jeigu tu nesugydysi danties, žiūrėk, reikės tuomet gydyti kanalus, kaštai yra visai kitokie gydyti kanalus. Jeigu dantis dar sugenda, tuomet reikės protezuoti, vėl prisideda. Visą laiką dedasi tie pinigai, taip. Jeigu dantis ištraukiamas, reikės implanto. Tai dar daugiau kainuoja. Dar daugiau kainuoja, taip. O dabar, žinai, pažymos į mokyklą.
Taip. tenka ir tau rūpintis jomis, Taip. taip, į mokyklą, į darželį. Tai vat, tai yra tam tikra priemonė, kai galima rinkti informaciją apie Lietuvos vaikų ir paauglių dantis. Tai dėja, va ta informacija apie paauglių dantis, lyginant su Skandinavija, tai lietuvių paauglių dantų būklė yra prastesnė. Periodontitas daugiau plombų. Periodontitas, kai dantenų uždegimas, kaip ir vyksta, kai vaikas neišsivalo pakankamai. Vaikas paauglys. Tai mes nesam labai aukštai. Galėtumėm Lentelėje, pasistengti. reitinguose galėtume pasistengti. Yra posakis, kad vat mano dantys prasti, nes ir mano tėvų ir senelių buvo prasti dantys. Tai kiek tai yra tiesos? O gal mes paveldim prastą dantų priežiūrą, įgūdžius? Įgūdžius paveldim, bet šiaip mes karieso nepaveldim. Ne, nepaveldim. Kariesas nėra paveldama liga, kariesas yra atsirandantis dėl mūsų pačių žalingų įpročių, nežinau, nepriežiūros. Tai vat kaip ir minėjau, kad genetika turi dalį, bet tai ne viskas, negali tuo pasiteisinti. Man nepatinka, kai pacientai teisinasi, sako, pas mano mama buvo prasti dantis. Tai, va ir aš turiu tą. Ir žinai, reikia gydyti 15 dantų. Tai čia ne nuo mamos atsirado, čia dėl to, kad aš gal šiek tiek pritingiu pasivalyti tos dantukus ryte vakare. Gal žmonės nežino net, kaip reikia tiksliai. Juk yra milijonas priemonių dabar. Gerai, su tuo milijonu gal padauginau, bet kiek yra priemonių, yra daug. Tai gerai, gydytoja, pasišnekam apie tas problemas, apie priemonės, klaidas. Tai sakykit, ar suaugusiai Lietuvoje moka tinkamai prižiūrėti dantis? Pirma išvalyti, paskui turbūt prižiūrėti. Ir kokias pagrindinės klaidas iš savo pacientų matote, kad jie daro? Visų pirma, pacientai mokosi valyti. Aš labai džiaugiuosi, kad mano pacientai jau tokie sąmoningi žmonės. Dauguma jų tikrai nuostabu. Klausia, kaip valyti, apie irigatorius klausi, ne apie šepetėlius, apie pastas. Tai yra jėga, kad nėra taip, kad tu tiesiog nueini į Maksimą ir imi tą pastą, kur 40% nuolaida, imi šepetėlį, patį tvirčiausią, čia yra klaidos, čia klaidos. Negalima taip daryti. Tai apie tvirtus šepetėlius, ne apie akciją. Gerai, tai pirmą pradedam bazę. Ryte, vakare valom dantis po 2 minutės, taip? Pavyzdžiui, man 2 minučių nepakanka. Tai gerai, gydytoja, ryte vakare valom dantis 3 minutės, 4 minutės. Gerai, ryte mes skubam, ryte galime leisti savo 2 minutės. Jeigu galim sau leisti 2 minutės, yra puiku, bet vakare jau ta priežiūra turėtų būti nuo iki jau su visai tas step by step. Pastas siūlas, jeigu turi irigatorius, galima ir skalavimo skystį nepamiršti ir liežuvį nusivalyti. Svarbiausia yra siūlas arba irigatorius nepalikti tarpdančiuose nešvarumų. Tai 2 minučių yra per mažai, ryškiai per mažai. Tai gydytoja, tai mes dantis, kaip mes tuos dantis turime valytis? Sukamaisiais judesiais ir paskui braukti žemyn. Braukti žemyn, svarbiausia yra nebraukti į viršų, ar ne? Tu valaisi viršutinius dantis. Tiesiog taip, kad apnašo tu nepastumtum po danteną, nes dantenos kraštas yra šiek tiek laisvas, tai vadinasi, tu gali viską sustumti po danteną ir tuomet tau bus uždegimas, kaupsis akmenys. Tai sukamieji judesiai, šluojamieji judesiai ir nubraukti. Taip, nuo viršaus nubraukti, nuo apačios išbraukti. Taip. Siūlyčiau pradėti nuo galinių dantų valytis. Galinius dantis visuomet yra sudėtingiausia išvalyti, žmonės ten ir neišvalo. Ten, kur gyvena liežuvis, nežinau, kodėl taip sudėtinga žmonėms išsivalyti, tiesiog praleidžiama ta vieta. Tai pirma geriau nuo galinių? Nuo galinių. Jo, nuo galinių. Aš pati visuomet pradedu nuo viršutinių galinių. Kaip ir reikėtų nuo apatinių, čia jau pagal rekomendacijas. Bet pradėti nuo galo, pereinam prie priekio, ir dar kartelį sugrįžti prie galinių dantų, iš visų pusių apvalyti dantis. Ar reikia dantų pastą įsiskalauti? Galima neskalauti. Aš išskalauju visuomet. Tiesiog. Tai yra įprotis daugiau. Įprotis, galbūt irgi ir taip mokina, ir man labiau patinka pastos nebuvimas burnoje. Nes skonis suteikia. Suteikia skonį, tau tas skonis gali nepatikti, bet jeigu turėčiau problemų, ar ne, jeigu būtų dantis ar labai jautrus, arba tos dėmės, apie kurias kalbėjome pirmoje tinklalaidėje, tuomet rekomenduojama pastą palikti, tai yra tiesiog išspjauti ir pasta lieka. Tai ryte išsivalom dantis 2 minutės šluojamaisiais, sukamaisiais judesiai, pradedant nuo galo
reikia skalavimo skysčio ar ne? Jeigu norisi. Nu, turbūt norisi. Skalavimo skystis, taip jeigu jis negydomasis, tai jis tiesiog gaivina burnos ertmę. Ir jeigu tu jau išsivalei dantis su pasta, su siūlu gerai, tai skalavimo skystis kaip ir nėra būtinas. Skalavimo skystis, nepakenktų dienos metu, bet retas, kuris į darbą nešasi skalavimo skystį, ar ne? Turbūt retas. Tuomet galima tiesiog, irgi, kad tarp tų maitinimusi, ką galima padaryti, tai ar ksilitolio pastilės, ar kramtomoji guma su ksilitoliu, reikia, kad išsiskirtų seilės ir kad jos tiesiog nuplautų mūsų dantis. Natūraliai, natūralus toks apsivalymas. Čia po pietų darbe, taip. Bet jeigu rasa nešiotum breketus, tada valytis kiekvieną kartą po valgymo, vėlgi, ar ne, skirtingos tos situacijos. Taip. Žinai, dažnas klausia, kada valyti, prieš maistą ar po maisto, tas rytas. Aš ką darau, aš nepusryčiauju, bet dantis visuomet išsivalau, nes per naktį bakterijos dauginasi mūsų burnoje. Nesvarbu, kad nieko nevalgiam, nesvarbu, kad išsivalėm tam puikiai, tai step by step su visais savo aparatais, priemonėmis, naktį bakterijos dauginasi. Jų vėl būna milijonai, milijardai. Tai atsikeli ir išsivalai dantis, kad jų koloniją sumažinti, kad tiesiog keliauji tuomet į darbą švariais dantimis, nors niekur nevalgiai. Pratau. Gerai, dabar vakaras. Turiu laiko, noriu tiesiog dantukų spa pasidaryti. Taip. Papasakoti, kaip man daryti. Irgi žmonės klausia, nuo ko pradėti, nuo siūlo ar nuo dantų šepetėlio. Ir čia mes ginčiamės ir su kolegomis, ir su draugė, kartais padiskutuojam, kaip daryti. Man labiau patinka išsivalyti su šepetėliu ir tuomet išsivalyti su dantų siūlu. Vadinasi, jeigu aš su šepetėliu besivalydama kažkiek apnašą dar įstūmiau tarpdantį, aš su siūlu pašalinsiu tą apnašą, ar ne? Iki pilnos laimės dar būtų gerai ir irigatorių turėti, kad tu su vandens srove galėtum išsivalyti tarpdančius irgi. Ir išsivalymas, ir dantenų masažas vyksta, dantenos tvirtėja, neleis kaip ir susikaupti apnašui po danteną, jeigu tu su vandens srove išstumsi tą apnašą. Akmenų mažiau bus pas žmonės, mažiau pigmento. Tai kas, irigatorius, siūlas, šepetėlis, liežuvę nepamirštam nuvalyti, taip. Ir viskas, ir 4 minutės prabėgo. Aš manau, kad čia ilgesnis laiko trukmėje procesas. Nes vien irigatorium, netrunka tai minutės. Irigatorius pas iš savęs užima tikriausiai paruošimas 2-3 minutės. Taip. Jau tas pats valymasis. Į irigatorių galima įpilti skalavimo skysčio, irgi bus šiek tiek gaiviau. Jeigu skalavimo skystis bus su fluoru, tai kažkiek patekęs į tarpdantį, jis tikrai sustiprins, jis nepakenks. Tai netgi skalavimo skystis su fluoru. Yra siūlai su fluoru. Irgi, kai tu vadinasi praeini tarpdantį, kažkiek fluoro dalelių lieka ir dantį irgi dantį gali stiprinti. Tai priemonių burnos sveikatai yra dabar labai gausu. Elektriniai dantų šepetėliai, irigatoriai, gerosios burnos bakterijos ir panašiai. Tai ką jūs rekomenduotumėte įsigyti tiem žmonėms, kurie dabar turi dantų šepetėlį ir dantų siūlą? Kuo papildyti man savo dantukų spa rinkinį? Dantų pasta. Dantų pasta aš jau turbūt turėjau omeny, kad Siūlas turi. ir šepetėlis. Aš saviems pacientams dar sakau kontroliai nusipirkti juodą dantų siūlą. Yra juodos spalvos dantų siūlas. Ir tiesiog vadinasi, tu viską išsivalai su savo siūlu, ir pasitikrinti. Ar gerai? Ant juodo siūlo labai gerai matosi, tuomet jeigu nubrauki, lieka baltas apnašas. Tai jau signalas žmogui. Tiesiog dantį nuo dantės braukti. Tai tiesiog tarpdančių siūlas, bet jis yra juodos spalvos. Ant jo matosi, ką tu palikai. Tai bus tau žymė, kad neišvalai gerai, kad žinotum, kurių vietų nepasieki. Aš jį pacientams visuomet pagal situaciją rekomenduoju. Jeigu reikia, probiotikai tikrai yra nuostabus dalykas. Ir dabar matau, kad daugeliu pacientų reikia. Pas daugelį burnoje yra chromatogeninė bakterija, tai yra ta, kuri ji nieko blogo nedaro, tik prilipina juodą apnašą prie danties paviršiaus. Čia yra baisu šilnis. Nieko nedaro, ji negadina, karieso nesukelia, bet tai yra spalva. Žmonėms padarome higieną. Žiūrėk, ateina po mėnesio, jų dantis jau yra su baltais tokiais dryželiais. Tiesiog dryžis aplink kaklelį.
Dantis. Nu ir tai matosi, taip, labai matosi, žmonės irgi nelaimingi, nepatenkinti. Tai vat, kad tą bakteriją pamažinti, jos visiškai nesunaikinsi, bet galima sumažinti koloniją burnos ertmėje. Tuomet tam skirti yra probiotikai. Probiotikai yra pastilės, yra milteliai. Pastilė tai tiesiog sučiulpi, yra milteliai, kuriuos išsivalius dantis reikia palaikyti burnos ertmėje. Minutę berods. Nesu tikra, nepamenu dabar. Ir išspjauni. Ir tą reikia daryti 3-4 mėnesius. Nu, tiesiog tai nenutinka per savaitę, ar ne? Per savaitę tu nesunaikinsi ten tų kolonijų. Bet, nu, va, tai yra priemonė. Yra dantų pastos su probiotikais. Irgi tokiais pačiais, kad tas chromatogeninės bakterijas mažina. Rūkaliams, taip. Jeigu rūkai bakterijos kimba, irgi tos spalvinės bakterijos labiau prikimba. Tai pastos su probiotikais, tiesiog probiotikai. Tų pastų yra begalybė ir dažniausiai rekomenduoja, jeigu matau problemą. Kažkokia specifinė dantų pasta. Taip, jautrus dantis, tuomet aišku turime žiūrėti, kad būtų medžiagos, kurios nujautrina dantis. Kas nori baltesnių dantų, yra ir balinamosios pastos, bet yra saugios balinamosios pastos, ne tos, kurios kaip švitrinis popierius viską nuvaro. Tai vat apie balinančias pastas pacientams reikia dažnai labai kalbėti, pasakoti. Kad nebūtų abrazyvinių dalelių? Taip, nes jie nusiperka bet ką. Tikrai va čia iš tos serijos dažniausiai, kur kam akcija tą ima balinanti. Ir ant pakuotės, žinai, tos raidelės, tokios mažas, kur tu neįskaitysi, lupos reikia, kad įskaitytum. Ir ten kartais parašomas abrazyvumas, kartais ne, bet pacientui reikėtų dar ir žinoti tą abrazyvumą, juk nežinosi paprastas žmogus dažniausiai, ar ne? O gal ir išveršiam į žmogišką, kad abrazyvumas kas yra? Tų dalelių Kietosios dalelės. Kietosios dalelės, taip. Ir jeigu abrazyvumas yra daugiau negu 70, negalima. Jis jau pažeis tavo emalį, sugadins tavo estetinį plombavimą, tokios problemos. Bet dabar yra tiesiog tikrai sukurta daug pastų, kurios yra be abrazyvo, jos balina, nes viduje turi fermentų. Čia kaip veido pilingai. Negalima veido kiekvieną dieną šveisti, lygiai tas pats ir su dantimis. Tai tiesiog pasirinkti tinkamą pastą, gali būti su fermentais, jį balins. Bet jeigu tu rūkysi ir gersi raudoną vyną, nu tai supranti tas efektas, ar ne? Jeigu tu kiekvieną dieną vis spalvini dantis, tai balinanti pasta labai tokio didelio efekto nepadarys, mes neišgausime. Vėl to baltumo. Dėl mitybos ypač. Taip. O kaip su elektrinė dantų šepetėliais? Vaikam jūs minėjot, kad rekomenduojate, tai turbūt taip. Ir suaugusiems. Ir suaugusiems. Taip, elektrinis dantų šepetėlis yra nuostabu, yra gerai, reikėtų pirkti naujos kartos, nes jie yra dvejopi ankstesni, tie senesni. Jie tikrai, aš turėjau tokį seną. Sakėt, šveičiat kriauklę. Šveičiu kriauklę. Tai vat tokio negalima. Taip, tokio negalima, bet dabar naujos kartos šepetėliai ir Philips, ir Oral-B, tie nauji, jie turi tą savybę, kad jeigu tu per stipriai paspausi, duoda tau signalą, ar tai yra garsinis signalas, ar jeigu šepetėlis su šviesomis tiesiog jau pradeda mirksėti tau raudona lempelė, kad jau tu žinai, atitrauk. Stop. Dar vienas dalykas, valytis dantis reikėtų prieš veidrodį. Nu, tai ir tą lempelę mirksinčią pamatytum ir šiaip tokia savikontrolė. Kad tu neturėtum pasimti šepetėlio ir eiti dar pažiūrėti, ką vaikas daro. Ar pasivaikščioti po virtuvę ir valaisi. Ne. Tu atėjai dirbti, tu atėjai išsivalyti dantis, stovi prie veidrodžio ir valaisi. Žiūri, kaip valaisi. Žiūri, kad tiesiog vizualiai patektum visur, nes žinoma, kad dantų šepetėlium atrodo, kad mes pasiekėm viską jau, o realybė turbūt, kad ne. Ir kad nenukryptum, nes tikrai žmogus, jeigu jis turi elektrinį dantų šepetėlį, galvoja, kad nieko nebereik daryti. Yra tokių pacientų. Atsipalaiduosiu. Taip, kad tiesiog laiko rankelę, biškelį pavedžioja, bet tu turi dirbti irgi su ranka. Tu turi galvoti, prie kurio paviršiaus prieini. Kur prieėjai, kur neprieėjai. Jeigu tu pasimsi dantų šepetėlį ir daraisi perimetrą aplink namus sužiūrėti, ką tavo vaikas, šuo ir vyras daro, na pamirši. Pamirši, kur jau buvai. Pamirši, kur ranka jau buvo. Taip. Tai elektrinis dantų šepetėlis, irigatoriai. Irgi irigatorius yra puikus daiktas. Pakalbam apie irigatorius. Trendas. Bet ne tik trendas, tikrai, nu ta prasme, tai nėra išpūstas burbulas, kad parduoti, tai ne tik marketingas,
irigatorius yra puikus dalykas ir jeigu žmogus turi implantą, tai va, dabartiniai duomenys jau sako, kad nesu siūlų valytis aplink implantus, nes siūlą galima pakišti labai giliai, per giliai ir pažeisti dantenas. Tai kad taip nenutiktų, tam yra irigatorius. Srovė reguliuojasi, yra tikrai dažniausiai, kokie va tarpikai turi 10 srovės tų stiprumų, tai nusireguliuoji pagal save, kas tau tinka. Tai turint implantą, irigatorius yra must. Turint daugiau protezuotų dantų, žinai, vyresni žmonės tikrai turi daugiau, yra tilteliai, yra protezai, kuriuos tiesiog išsiima ar neišsiima. Yra protezai, kai žmogus neturi nei vieno danties ir jam yra įsukami ten 4 implantai ir uždedami visi dantis, kiek viršutiniai ir apatiniai. Ir kaip išsivalyti po tuo protezu. Tai tuomet yra irigatorius, jie turi specialius kablius, tuomet tas kaip ir antgaliukas nebus tiesus, jis bus tikrai toks kaip kablys, tu galėtum visur prieiti ir išsivalyti. Tai irigatorius palengvina mums dantų valymasi. Bet jis neatstos dantų siūlo. Dantų siūlas ir po to irigatorius, taip? Aš tai visuomet sakau, labai priklauso nuo to, kaip žmogus geba išsivalyti. Galbūt kažkuriam gali ir atstoti, bet aš bijočiau taip teikti, kad irigatorius jau visiškai atstos dantų siūlą. Čia iš savo tokios asmeninės pozicijos. Nes yra mano pacientai, kurie turi tik irigatorių, pasta, šepetėlis plus irigatorius, bet nenaudoja siūlo. Ir tarpdančiai yra gendantis. Tai arba pacientas tiesiog neišvalo pakankamai gerai, galbūt koncentruotas ties dantenomis, bet neišpurkšti visko iš tarpdančio. Tai to idealioj visuomenė reikėtų, manau, ir siūlo, ir irigatoriaus. Taip. Ir dar yra tarpdančių šepetėliai, mažulyčiai. Gerai, pakalbam apie tuos tarpdančių šepetėlius. Esi mačiusi? Esu mačius, daugiau turbūt, kas breketus naudoja. Taip, kas su breketais, bet yra pas ką tarpdančiai labai dideli, platesni. Su siūlu valyti yra nepatogu. Sakykim, žmogus neturi irigatoriaus, nenori irigatoriaus, o su siūlu negalima išvalyti, nes tiesiog tas tarpdantis yra per didelis, per platus. Tai ten, kaip sakau, tilptų pusė batraiščio. Ką daryti? Tuomet yra prajuokinau rasę. Tuomet yra šepetėliai. Tarpdančių šepetėliai, jų dydžiai yra skirtingi. Ta dydį labiau padėtų parinkti gydytojas arba higienistas, nes pačiam žmogui labai lengva pasimesti toj gausoj. Arba tu gali pirkti rinkinį, kuris bus nuo mažiausio iki didžiausio ir jau atsirinkti, kas tau tinka. Nes kiekvienas tarpdantis yra skirtingo dydžio dar visų pirma. Galbūt vienam žmogui reikia naudoti 4 dydžius. Ir irgi jam reikia prisiminti, kur ką, kaip valyti, su kuriuo. Tai sakau, arba odontologas, arba higienistas pamatuoja, kurie šepetėliai tiktų ir tuomet nurodo, ką nusipirkti, kurį dydį. Tai tarpdančių šitie šepetėliai daugiau rekomenduotini žmonėms, kurie turi didesnius tuos tarpdančius. Šiaip užtenka, jeigu normalus kažkoks tai vidutiniškas tarpdantis, tai užtenka dantų siūlo? Mano nuomonė taip, bet vėlgi negaliu sakyti už visus, čia galbūt dabar pasmerks mane visuomenė, kad taip sakau. Aš pati su tarpdančių šepetėliais tikriausiai valiausi tik turėdama breketus. Dabar man nepatogu tiesiog, mano net mažiausias tas šepetėlis nelabai telpa. Taip, tai tuomet siūlas ir irigatorius. Gerai. Liuks, tai aš gydytoja, jūs mane nudžiuginat, beveik viską gerai darau. Šaunuolė. Aš irgi labai džiaugiuosi irigatorium. Matyt, klausote savo gydytojas. Taip, klausau savo gydytojas, kad džiaugčiausi gražia šypsena kuo ilgiau. Dabar šiek tiek užsimanėm jau apie dantų pastas. Pakalbam plačiau. Esu statistinis žmogus su kažkiek tai dantų sukariesu ir kokią man pastą imti. O kokią pastą imti, jeigu nežinau, turiu parodontozę. O jeigu noriu baltų dantų? Tai mes kaip ir dalį apkalbėjom, baltų dantų, žinai, tuomet balinančią pastą, jeigu norėtum baltesnių dantų, tik reikia pažiūrėti, jeigu pa žmogų yra dantis plombuoti. Pas ką yra padarytas estetinis plombavimas, taip, ar yra suprotezuoti dantis. Tai kamon, ta balinanti pasta, kaip ir ten tų tavo laminačių keramikos, nelabai balins, bet tu gali valytis ir lengviau žmogui žinant, kad balina. Dažnai čia tas... Čia psichologija. Bet jeigu tiesiog, paprastai rinktis, tai turbūt pasta vėlgi su fluoru. Su fluoru tai yra būtinai, tikrai must, kad jį nebūtų, kaip jau pirmoji laidoje sakiau, kad tai nebūtų tiesiog kažkoks putoklis ir mentolis. Pastą patarčiau visiems naudoti su ksilitoliu. Jis antibakterinis, skatina seilėtekį
Pasta su fluoru arba su hidroksepatitais. Irgi kalbėjom, jeigu žmogus alergiškas fluorui, ką daryti. Tai hidroksepatitas irgi tokia statybinė medžiaga, tvirtina, stiprina emalį. Jeigu dantis yra jautrus, yra medžiagos pasta, kurios nujautrina. Taip? Irgi, kad uždarytų ten tos kanalėlius, kurie yra atsivėrę, kad nebūtų taip jautru, kad būtų galima gyventi. Parodontozė tai yra liga. Tai parodontozė visų pirma reikėtų pas periodontologą lankytis, tai yra gydytojas odontologas, bet jos sritis yra periodonto ligos, tai yra tų dantenų ligos ir parodontozės gydymas. Parodontozė vadinasi, kaulas pradėjo tirpti, dantis pradėjo klibėti, dantis gali būti sveikas, beje, visiškai jokio karieso. Dantis gražus, bet dantis yra klibantis, nes kaulas ištirpo ir dantena nebeapsigaubė taip. Aišku, kaulas pratirpo, vadinasi, lenda apnašas gilyn, ten formuojasi akmuo. Tas akmuo, kaip magnetas prie jau susidariusio to paviršiaus akmenuko traukiasi naujas apnašas, akmuo didėja, išplečia dantenas. Ir mes turim klibančius dantis, turim parodontozę. Turėjau pacientų, kurie patys tiesiog savo išsitraukia ir ateina jau spręsti problemų, kad ką daryti, tai protezuoti, dažniausiai tai vyresni žmonės ir jiems reikia plokštelės. Ir visi dantis klibantis ir tuomet baisu, kai tu matai, kad galėtum padaryti tą plokštelę, tau dar reikia ištraukti 10 dantų, nes jie kliba, jie net laikys vis tiek krūvio. Tai parodontozai kelią užkirsti būtent toj, kaip ir pirmoje stadijoje. Parodontozė nėra išgydoma, jeigu jį bus pažengusi, jeigu žmogus yra linkęs į parodontozę, tai va tuomet ta priežiūra turi būti super gera, lankymasis pas periodontologę į metus kartą, kam reikia į metus 2 kartus lankytis, bet kai žmonės lankosi, kai žmonės turi tokių pacientų, jie keliauja ir pas periodontologę, ir pas mane 2 kartus per metus būtinai, tiesiog pasirodyti. Ir tai yra nuostabu, nes procesas sustoja. Ta prasme, nebekliba daugiau. Jeigu akmenų nėra, dantenos prisitvirtina labiau prie danties. Tikrai, turiu moterį, kuri viską pradėjo daryti taip, kaip pasakyti, ir irigatorius, ir pastos, ir tarpdančių siūlai, labai prižiūri dantis. Jai sustojo, taip atrodo. Tikiuosi, kad negrįžtamai, kad negrįž procesas, bet tam reikia lankytis. Tuomet ne tik pas odontologą ir pas periodontologą. Bet labai smagios tokios istorijos, smagios tie, kurie... Ta liga neišgydyta, bet paciento dantų sveikata išgelbėta ir tiesiog supranti, kad tas tavo darbas turi prasmę. Taip, čia yra ta smagioji dalis, bet turiu ir nesmagių pavyzdžių, kur žmogus turi pacientę kitą, kurią prieš 5 metus siunčiau pas periodontologę. Jai atliko kiuretažą. Kiuretažas tai toks giluminis akmenų valymas, nepaprasta higiena, ten jau su specialiais instrumentais, jau tau krapšto valo, net nesinori galvoti, ar ne? Moteris tą padarė, bet daugiau 5 metus nebuvo. Nei pas mane, nei pas periodontologas, kaip atrodo burna po 5 metų. Tai tiesiog turbūt... Ir sako, žiūrėkit, aš viską dariau, to pagrindinio dalyko nedarė, tai nesilankė, nebuvo priežiūros, nebuvo jos sekimo, nebuvo kažkokio nukreipimo, jeigu ji valosi blogai, ar ne? Tai, čia tas liūdnas pavyzdys. Ji padarė ir įtikėjosi, kad tai bus visam likusiam gyvenimui. Nežinau, kažkaip nesuprato, kad reikia ateiti, nors mes tą kartojam labai dažnai, kad į metus kartą yra būtinai, parodontozė į metus 2 kartus būtinai. Yra kam kas 3 mėnesius reikia ateiti, kam jų situacija bloga. Bet tie pacientai, kurie daro, dabar mintis irgi prisiminiau vieną vyriškį, kuris viską daro taip, kaip liepiamas, viską pasidarė. Jo šypsena gražėja. Labai. Nes jis nori idealios šypsenos, bet tiesiog ideali šypsena, kai pastaviau parodontozę, kai nėra kelių dantų, tai nėra taip greitai sukuriama. Kaip ir pelkiai namo nepastatys, ar ne? Pirmą ten viską nusausinsi, pamatus paruošia. Tai lygiai tas pats ir su mūsų burna, kai jau norisi tos sveikos, gražios ir pilnos burnos dantų, taip. Reikia dirbti, žodžiu. Reikia dirbti ir pacientui. Dirbam dantų šepetėliu, dirbam dantų siūlų arba tarpdančių šepetėliais, dirbam irigatorium ir dėl smagumo galim burną skalaimo skysčiu. Taip, prasiskalauti. Taip, žinau. Dar kramtomą gumos su ksilitoliu paimam ir ksilitolio pastilės. Gerai, čia kažkur per vidurį. Čia per vidurį. Gerai. Dienos eigoj. Laura, tada pasakykite, kaip jūsų pačios burnos rutina atrodo. Rytą jūs jau papasakojate, o ką jūs dar ten vakare nuveikėt? Kodėl jūsų šypsena tokia graži? O čia.
Pavyzdžiui, šiandien, kadangi ne į darbą keliavom, o pasikalbėti su tavimi, turėjau tokią ypatingą, ne progą, bet galimybę atsikelti, išsivalyti dantis, tuomet eiti pusryčiauti, išgerti savo 2 puodelius kavos ir dar kartą išsivalyti tas 4 minutės. Jau viską išsišveisti iš pagrindų. O vakaras tuomet atrodo lygiai taip pat, kaip kad pasakojau. Tai yra pasta, šepetėlis. Ne vieną pastą aš valausi 2 pastomis. Kodėl? Kame čia paslaptis? Paslaptis, imu vieną pastą su ksilitoliu. Ji yra naudinga, reikalinga, stiprina, bet man nepatinka jos skonis. Čia toks asmeninis mano dalykas. Skonis skonio reikalas. Skonis skonio reikalas. Vadinasi, išsivalau su pasta su ksilitoliu. Išsivalau su siūlu. Siūlas tai pas mane paprastas. Galima arba su laikikliu, tą ragatkytę, ar ne, tai naudoju ir tą, ir ant piršto vyniojuosi tą metrą ir valausi antrą pastą. Ta, kurios skonis man patinka. Ta pasta yra su hidroksiapatitais. Tai vis tiek, to prasme, mano abi pastas yra naudingos, stiprinančios. Tai antra pasta. Ir tuomet pabaigai dar su irigatorium praeinu. Visiškai pabaigai liežuvį nusivalau. O skalavimo skystį vakare naudojat ar ne? Ne. Jūs jau 2 pastom įsivalėte, tai kaip ir jau pakankamai gaivu. Pas mane jau pakankamai gaivu būna, taip. Bet skalavimo skysčiai stovi, 2 rūšių pas mane yra skalavimo skysčiai. Dabar tokį naują norėjau išbandyti su peroksidu, vadinasi, jis skirtas apnašui mažinti. Whitening. Netikiu, kad jis daug whiteina, bet bent jau mano kavos dėmes galbūt pavyksta sumažinti, nes aš tikrai absoliučiai nuo kavos priklausoma, dantis tamsėja nuo kavos. Arbata juoda ir juoda kava labai tamsina dantis. Tai kartais reikia griebtis visko, net iš to tikėjimo, kaip kalbėjom, ar ne, kad psichologija, turi tą keisti. Paskalauti kartais galima. Gydytoja, jau pradėjom kalbėti apie mitybą, kokie produktai kenkia dantims. Tai pasakykite, ar iš mūsų šypsenos, iš mūsų dantų jūs galite spręsti, ką aš valgau, kuo aš sergu, kokius turi žalingus įpročius, ar mes jau jūsų kėdėje atsiskleidžiam kaip pas psichiatrą? Panašiai, tikrai lyg pas psichologą ar pas psichiatrą. Kai žmogus praveria burną, man kartais taip atrodo, lyg atversta knyga, žinai, atsiverti knygą ir skaitai. Ir skaitai, žiūri, analizuoji, ką galima išskaityti. Bet ir galima išskaityti Cola, Fanta ir Sprite puikiai. Kaip? Galima išskaityti. Tai yra gėrimai, kurie tirpina dantų emalį. Realiai tiesiog vyksta tirpimas. Nes nesvarbu, ar tai kola, nėra pati iš savęs, kaip ir kad vien tik kola bloga. Fanta, Sprite'as, ten visi tie gėrimai gazuoti daro tą pačią žalą. Sudėtyje yra rūgšties, yra citrinos rūgštis ir fosforo rūgštis, berods. Įsivaizduoji, kiek rūgščių. Ir tas pH 3,2, 3,5, tai jau yra rūgšta. Ir prie tokio pH emalis tirpsta. Ir jeigu tu visą dieną, gerai, net ne visą, po pusę dienos, atsisėstume vietoj vandens, mes turėtume kolą ir gurkšnojam. Vaikai mokykloje bėga į parduotuvę, perka pusę litriuko tos kolos ar fantos, taip, ir gurkšnoja. Suaugę irgi dažnai, taip, aš matau, kurie yra priklausomi nuo tokių gėrimų. Jų emalis yra ištirpęs. Tai nenutinka per mėnesį, tai yra nuo to ilgalaikiai perspektyvai, bet tirpina dantis. Tiesiog. Gerai, tada. Aišku, saldumynai. Kaip saldumynai matosi? Kariesas. Kariesas dažniausiai tarpdančiuose. Matosi, kažkai žmonės tarpdančių nesivalo. Jeigu tai ateini į vizitą ir pas tave 10 tarpdančių sugedusių, o visi kiti paviršiai yra sveiki, aišku, ko tu nedarai. Ir taip žmonės pripažįsta, kad siūlo niekada neturėjo, tik dantų šepetėlis, kad neskauda, kad atrodo viskas gerai. Taip. Tai tie gėrimai labai gerai matosi. Kava, vynas? Kava, vynas tuomet apnašo bus daugiau. Taip ar ne, tamsesni dantis pacientas, jeigu pas jį yra kaip ir sveiki dantis, nori baltesnės šypsenos, tada pradedam kalbėti, o kodėl jie tokie yra tamsesni. Tai žinai, daug rūkymo, daug nikotino, labai daug kavos ir raudonas vynas yra mėgstamas. Dantis patamsėja dar ir nuo to, kai ištirpsta emalis yra baltasis sluoksnis.
dengiantis mūsų dantį. Emalis ištirpo, pradeda šviestis tai, kas yra viduje dentinas. Amber spalva, tokia gintarinė, pas kitus gali būti netgi tokia šviesiai rudos spalvos. Tai vadinasi, emalis išskaidrėjo, nusitrynė, pradeda šviestis danties vidus, dantis yra tamsus. Niekas jam nebepadės, joks balinimas, tuomet jau reikėtų plombavimo. Dar vienas dalykas, bulimijos, tai yra liga, įvairios lygos, taip, kai matosi, jeigu dažnas vėmimas, irgi rūgštis, irgi tirpina emalį. Aišku, jeigu tai yra bulimija ir anoreksija, dar yra ir stresas, ir dantų grėžimas. Vadinasi, dar ir paviršiai bus nudilę. Nudilinti lygiai, netolygiai, bet tai yra nudilimai. Prie to pačio ką mes dar galime išskaityti. Turėjau pacientę, kuri buvo žaliavalgė, ne vegetarė, veganė. Ir labai daug grūdinių kultūrų valgė, riešutai ir panašiai. Tai tuomet, kas vyksta, tą maistą žmogus dantimis trina lyg girnomis. Ir nutrinti paviršiai, irgi nutrinti gumburai, kauburai, nes to maisto tokio per daug. Vanduo su citrina dar buvo jos pagrindinis gėrimas veikumui, vanduo su citrina. Rūgštis. Tai irgi rūgštis, irgi tirpina emalį. Tai vadinasi, tu tryniai buvo per didelės jėgos, tas maistas visuomet toks labai kietas, tirpimas vyko. Ir mes turime pasiekmes, kurių reikia viską plombuoti, viską atstatinėti. Ir aukščius atstatinėti, ir grožį padaryti, kad būtų tie balti dantis. Tikrai esi mačiusi pa žmonės tokie visi lygus. Taip, mūsų dantis nėra lygus, jie kiekvienas yra skirtingo aukščio. Vyresnio amžiaus žmonėm būna tokie, kai tarsi nuvalgyti dantis. Taip. O tai dabar jūsų pacientė jauna buvo ir dantis nuvalgyti tarsi vyresnio amžiaus žmogaus. Taip. Turėjau pacientą, jis galbūt 11 klasė, prasme, jaunas vaikinas ir irgi baisu, jis yra kolos gėrikas. Labai baisu, jie visi yra tamsus dantis ir beveik nėra emalio. Viskas ištirpia. Taip. Pasakojau, ką daryti, kaip valyti, kaip prižiūrėti, labai gaila, kad tas pacientas buvo tik 2 kartus ir dingo. Tai, nežinau toliau. Matai, jam nieko neskauda. Jis kariesų neturi, jo burnoje yra rūgštinė terpė, yra rūgštis, vadinasi, kariesas atsiranda ne taip greitai, karieso nėra, yra tiesiog emalio tirpimas. Tai nieko neskauda ir neina pas odontologą. Estetika nesvarbu ir neina pas odontologą, kaip ir tėvai nepaprotina, nes jeigu tu esi 11 klasėje, tai dar tu esi prižiūrimas tėvų kažkiek, ar ne? Tai iš paciento galima daug ką išskaityti, ar jis griežia naktį, ar negriežia. Ir kai pacientai sako, negriežia, bet žinai, matai, kad danties tai nėra, tai griežia. Galima negriežti naktį, bet dieną būti tuo dieniniu sukandėju. Įtampą jausti. Įtampą. Netgi, arba dėl streso mes sukandame, arba kai susikoncentruojame. Aš savo darbę irgi, kai susikoncentruoju, kai jau dirbi labai įtemptai, sukandi dantis. Nors šiaip mes sukasti turėtume tik tuomet, kai valgome. O šiaip turėtų būti šiek tiek kaip ir laisvas tarp dantų. Visuomet tarp dantų yra tarpas. Liežuvis prisiplojęs prie viršutinių dantų, prie gomurio, liežuvis ten saugo. Aš dabar taip stengiuosi. Taip. Tai, o kai mes sukandam, dantis liečiasi, visuomet yra įtampa tuomet ir kramtomosiuose raumenyse įsitempia. Tai irgi, tai nėra gerai, tai ten vėliau seka kitos problemos. Nežinau, ar mes dar aptarsime, ar dabar visas problemas aptarinėjame. Tai dabar mes pašnekėjome apie mitybą. Taigi, tai žodžiu, kai pacientas jums nusišypso, o jau kaip įsižioja, tai jūs jau praktiškai žinot visą jo gyvenimą. Žiniuonė. Galiu pasakyti. Viską galiu pasakyti. Saldumynų neišvengsim. Vis tiek juos valgom. Tai ką padaryti, kad žala būtų mažesnė? Ką man, pavalgiau saldainių. Ką man dabar padaryti? Praskalauti. Vandenuku? Taip, praskalauti, kažkiek vis tiek nuplausi, taip, tą cukrų gliukozę nuplausi, kad bakterijos neturėtų ką valgyti, nes kai tu valgai saldumyną, mūsų bakterijos valgai irgi ploja ir rankytėm ir kojytėm, kad turės ką pavalgyti. Tuomet jos išskiria rūgštį, o ta rūgštis ardo dantį ir taip mes turime kariesus, skylės. Tai patarčiau tikrai arba bent atsigerti vandens, arba prasiskalauti.
Jeigu vartojam rūgščius produktus, nu taip, okei, išgėrei tos kolos praeito, išgėrei vyno, reikia sumažinti pH. Kas mažina pH, kad nebūtų rūgštu. Tai irgi tai būna juokinga savo pacientėms, moterims dažniausiai rekomenduoju, kai jau vyną geria, tai sūrių užkandžiauti. Labai geras patarimas. Labai geras patarimas, jau nuostabi daktarė, nesako negerkite jūs to vyno, bet patarė kuo užkasti. Taip, mes turime sumažinti pH, bet tai tinka ir Coca-Colai. Ar ne, ar kitam rūgščiam gėrimui, tas vanduo su citrina, jeigu tu nori gerti vanduo su citrina, išgerki stiklinę, bet išgerki staigiai, o ne gurkšnojant 30 minučių. Supratau. Taip. Tiesiog, kad nebūtų to tokių šuolių, tu išgeri gurkšnelį kolos, kolą, išgeri gurkšnelį kolos, seilės skatina nušarminti. Seilės ten išskiria fermentus, stengiasi nušarminti, jos nušarmina, tu šas po 2 minučių vėl gurkšnį. Ir žinai, tie svyravimai, šokinėjimai, vadantims irgi tai yra negerai. Tai aš visuomet sakau, jeigu tą dozę nori išgerti, išgerk, padėk, viskas, prasiskalauk vandenį, užkask ir viskas. Vaikams, kad nebūtų ledinukų ar pats, va tie čiulpiami, saldai. Kad ilgai nebūtų burnoje tos cukraus. Taip. Suvalgyk pusę plytelės šokolado, savo dienos normą, išsivalai dantis ar praskalauji ir pamiršti tu tą šokoladą jau šiandienai. Gerai, gydytoja, žinosim, kad reikia valgyti saldumynus greitai. Saldumynus greitai. Gydytoja, o dar dažnas dalykas būna, kad kaip, pavyzdžiui, suvalgai kažką šalto ledų ir sugelia dantį. Kas čia yra? Tai pas daugelį tuomet yra problema su kaklelių apnuoginimas. Gali būti, tai yra dantena pasislinkusi žemyn. Nu, viršutinių dantų pasislinkusi aukštyn. Tiesiog yra nuogas kaklelis. Kai dantena pabėga, atsitraukia, atsidengia šaknies nedengia emalis, šaknis yra jautri. Ir to užtenka, žinai, ir 0,5 milimetro ten to atsidengimo ir jau jauti. Arba kitas dalykas, žmonės, pavyzdžiui, nutrina su dantų šepetėliu emalį. Emalio abrazija, tokie pleištai yra ties dantenomis, taip? Tai vat, emalis nutrintas, nes emalis apsauginė medžiaga, atsiveria dantino tokie kanalėliai, nes dantinas lyg mūsų veido oda su poromis. Ir vat per tuos kanalėlius, nu vat ir dilgtelė, ar ne, tas nerviukas. Žmonės sako, oi, man suskauda nervą. Šiaip dažniausiai ateina ir sako, man žinokit skauda nervą, toks jausmas ten lyg jo nutvilkė, nuplikė ir panašiai. Vienkartinis toks, ar ne, tai nėra, nemaudžia tau savaitę, gali miegoti, bet būtent po šalto ar po labai karšto. Dirgiklio. Taip, po tokių dirgiklių. Tai vat arba emalio netekimas, arba jeigu pasislenka dantena. Tai eiti pas odontologą. Atsakėte klausimą, ką daryti. Ir tuomet jau nusprendžiam problemą, kam reikia plombuoti, kam pakanka pastų nujautrinančių ar kitų preparatų nujautrinančių. Nujautrinti. Pakalbam apie protezavimą. Tai kokius būdus šiandien pacientai gali rinkti? Kas populiariausia, kas naujoviškiausia, kas moderniausia, su kuo gal dažniausiai jūs darbe susidurite? Šiaip aš esu tas žmogus, kuris protezuoja labai mažai. Aš kitoje srityje. Galėtume pakalbėti daugiau apie atstatymus, kai jau pacientas yra nuvalgęs savo dantis. Bet apie protezavimą viskas priklauso nuo žmogaus amžiaus, matyt, ką gali pasiūlyti pacientui. Jaunas žmogus renkasi vainikėlius arba karūnėlę, čia kaip pavadinsi, esi girdėjusi tokį terminą, ar ne? Tai kai jau dantis yra stipriai pažeistas, kai danties audinio yra mažai, tuomet, kad sutvirtinti, kad nebūtų vien tik plomba, tuomet yra dedamas vainikėlis, nes jis kaip ir sutvirtina, apgaubia visą tą likusį dantį, jeigu čia pas mus liko tiek danties, vainikėlis apgaubia ir tiesiog, kad būtų tvirčiau, kad dantis neskiltų. Dar vienas toks dalykas, jeigu jau yra gydyti kanalai, ištrauktas nervas, dantis yra silpnesnis. Jis lyg sausas medis. Jis jau nebegyvas, jis yra trapesnis ir tiesiog gali neatlaikyti va tų jėgų, kurio žmogus kramto. Ypač jeigu žmogus griežia, jeigu tikrai ta jėga yra didelė, taip stipriai sukanda, tuomet dantis lūžta. Ir dažniausiai iš mano praktikos, čia dėja, lūžta ne plomba skyla, kuri buvo įdėta, atskyla danties kraštus, atskyla ta danties siena. Jeigu danties siena atskyla labai giliai po danteną, jeigu daug danties nuskilo,
tuomet dantį teks traukti ir jau sriegti implantą. Implantą. Implantas tai jau, taip, kai nieko nebėra, kai danties nebėra, tuomet įsukamas implantas, sraigtas į kaulą, varžtas. Tas sraigtas turi prigyti. Norint implanto nebus, va, čia viskas, čia ir dabar. Įsukamas implantas, jis turi prigyti apie 5 mėnesius, kol tikrai saugs su kaulu, kad ant jo būtų galima uždėti vat, dantį. Taip, kad jau būtų matomas rezultatas burnoje. Ir tuomet yra daromos karūnėlės. Tai anksčiau, nuo labai anksčiau, jos buvo ir plasmasinės, ir metalinės, ir lietas ten metalas spindėjo, ir auksinės. Metalo keramikos, dabar mes turime cirkonį, kai yra jis vien tik baltas. Turime arba cirkonio dantis, arba vien tik keramikinius dantis. Labai priklausomai, kaip ir konstrukcija parenkama kiekvienam žmogui pagal jo burną, pagal tai, kaip jis sukanda, kaip tvirtai griežia, negriežia, pagal tai, kokias konstrukcijas dar turi. Sakykime, mums reikia suprotezuoti apatinį dantį, bet reikia žiūrėti, kas yra viršuje. Kokie dantys kontaktuos, ar ne, kad nebūtų, kad vienas metalinis, o kitas galbūt iš plonesnės keramikos, kad atlaikytų krūvius. Bet tendencija dabar tai yra taip, cirkonio ir keramikos dantis jau tikrai nebe metaliniai. Ir kai bobulytė paprašo auksinio, Nėra. Impossible. Nėra. Impossible, nežinau, kas tą auksą padarys. Taip. O estetikai laminatės. Štai ką praleidom dar. Aš žinai, kas yra laminatas? Tie klavišai. Klavišai. Pianino balti. Ar teisingai paskui gydytoja? Laminatės yra padaromos labai gražiai ir dabar daug žmonių nori, kad būtų visgi natūraliau, kad nebūtų klavišai, kad nebūtų turkiški dantis. Bet taip, laminatė vadinasi, jį dedasi tik ant vieno paviršiaus danties. Pat ant to paviršiaus, kuris yra matomas. Karūnėlį ar vainikėliui reikia nušlifuoti visą dantį. Pilnai. 360 laipsnių visas dantis nušlifuojamas ir tada dedasi tas vainikėlis lyg kepurė. O laminatai kartais reikia pašlifuoti kažkiek, kartais jos yra daromos visiškai be šlifavimo. Vėlgi pagal situaciją, pagal žmogaus burną. Bet tą daro technikas, tai yra laboratorija žmogus, kuris gamina, kepa krosnyje dantuką, kepa laminatą, tuomet jau gydytojas pritaiko, pricementuoja, tai yra priklijuoja. Laminatę. Priklijuoja laminatę, priklijuojam vainikėlį. Taip. Dar kas yra plokštelės. Klasika. Klasika tarp vyresnių žmonių, tie, kurie tikrai negali sau leisti implantų. Dažnai vyresni žmonės yra netekę daug dantų. Implantų kaštai būna jiems neįveikiami ir tuomet yra plokštelė. Plokštelė tai, kai išsiminėsi, išimsi kiekvieną vakarą, išsivalysi ir įsidėsi vėl. Sunkus gyvenimo su plokštele, tai labai norėčiau, kad jau kai aš būsiu senutė ir visi mano pacientai bus senukai, kad neturėtume tų plokštelių. Kad visgi turėtume implantus, bet ne plokšteles, ne tai, ką reikės išimti ir įsidėti. Nes kaupiasi maistas po jom, nepatogu kramtyti, krenta tos plokštelės. Krenta, tai yra plasmasės gabalas burnoje ir skonio receptoriai sutrinka, jie nebejaučia taip skonio. Tikrai gyvenimas nėra labai gražus su plokštelėmis, nesvarbu, kokia jį ten būtų naujoviška. Yra minkštesnių tokių termoplastinių plokštelių. Plasmasė kitokia jį nėra, kaip kieta, kaip plastikas. Bet vis tiek tai yra plokštelė. Tai svetimkūnis. Nelinkiu to savo pacientams saviems. Bet sėkmingai jas gaminu tiems savo vargšiukams, kurie neturi dantų. Taip, tikėkimės, kad, kaip jūs gydytoja minėjote, kad mudvi neturėsime. Ne, gal, kad ateityje tiesiog kažkokiu bus kiti sprendimai, kaip jūs ir minėjot. Gal tie implantai atpigs, gal mes patapsim turtingesni ir galėsime savo leisti pilnavertę burnos priežiūrą ir gydymą. Žinai, koks dar toks pagrindinis dalykas būtų, prižiūrėkime dabar, kad mums netektų traukti dantis ir kad nereikėtų sukti nei implantų, nei plokštelių. Tiesiog priežiūra. Dabar priežiūra, dabar tu suinvestuosi į dantų šepetėlį, irigatorių ir pastą, bet tau nereikės pirkti, sukti to implanto, ar ne? Tai visgi viskas atsiremia į priežiūrą. Viskas atsiremia į priežiūrą. Taip, yra tikrai labai jau mažai ten daug trauminių dalykų, kad traumas kilo, iškrito, lūžo, nuteko ištraukti ir reikia implanto.
Prižiūrėkim. Gerai. Tai ir pinigų sutaupysim, taip, ir dantis pinigų bus, sutaupysim. bus balti ir bus gražus ir pas odontologę tu eisi tik tais pasidžiaugt, kad tavo dantys kiekvienais metais sveiki ir sveiki, taip? Estetiką pasidaryti galbūt, norėsi galbūt Pasigražinti. galbūt būsi nuvalgiusi dantis, bet ne, aš vis tiek už tai, kad būtų tavo dantis, žinai, to ant jo gali padaryti daugą, bet kad būtų tavo, taip, kad nebūtų taip, kad nėra dviejų čia ir dviejų čia. Aš apie tai. Tai gerai, pašnekam apie tą estetiką, turbūt visgi svarbiausia mūsų pokalbio dalis. Visi mes norim gražių dantų. Žinoma, sveikų, bet pirma mes norim, kad mūsų dantis būtų gražus, kad šviestų ta šypsena iš toli, kad trauktų akį. Tai gydytojai, ką jūs galite, ką dabar gali odontologija suteikti pacientams? Tai kalbant apie estetiką ir gražią šypseną, tą baltą šypseną, daugeliu pacientų pakaktų tik išbalinti dantis ir jau turėtų gražią šypseną. Žmonės po ortodontijos, pavyzdžiui, dantis ištiesinti, tiesiog juos išbalinti ir jis jau turės tą pilną gražią šypseną. Galbūt reikės paplombuoti tik kampučius, ten, kur yra nuskilę, padilę. Jeigu to nepakanka, tuomet jau yra pilnas danties padengimas, estetinis plombavimas. Kai tu jau kuri, taip, jau čia visas menas, kai tu kuri naują ilgį, kuri anatomiją, kuri formą, tai padengi pilnai dantį, žmogus tuomet renkasi spalvą. Ir jau tu darai ten su savo 5 ar 6 spalvomis lipdai grožį. Ir žmonės dabar visgi nori natūralumo. Natūraliau, jie nori baltų, bet nori, kad neatrodytų taip... Kaip klavišai. Taip kaip klavišai, taip, kaip pasakei, taip, kad nebūtų, aišku, kad aš nebūtų, kad žiūri tavo dantis ir galvoju, čia jo gražiai sudėti. Klavišai susidėjo, gražiai sudėti. Žmonės nori tos skaidraus kraštelio, šiek tiek baltesnio kraštelio. Visa tai, kas yra natūraliame dantyje, kai jis išdygsta. Dantis nėra vienos spalvos. Yra daug spalvų ir atspalvių. Ir tuomet svarbu pacientui susikalbėti, suprasti, ką gydytojas sako ir paaiškinti gydytojui, ko jis nori. Tiek apie spalvą, tiek apie formą ir tuomet apie pasirinkimą medžiagos. Ar tai bus plomba, ar tai bus estetinis plombavimas, ar tai bus laminatės. Tai plombas yra estetinis plombavimas, laminatės yra... Ir viskas. Grožiai. Taip. Tai plomba tai reiškia tiesiog tai tam tikra medžiaga, kurią uždedam ant viršaus, uždedat jūs ant viršaus, suformuojat, pagražinat. O laminatė jau gamina technikas, atsižvelgęs į paciento dantų baltumą, kažkokių kitokių medžiagų negu gaminama plomba, taip? Jeigu žmogus nori labai jau baltų laminačių, taip, tai mums reikėtų, kad ir pagrindas būtų baltas, tai dar prieš tai žmogus balinasi dantis. Net ir prieš estetinį plombavimą dažnai tai yra balinimas, kad tu tą baltą plombą dėtum ant ko baltesnio paviršiaus, kad tiesiog efektas būtų gražesnis. Ir taip, laminatės yra gaminamos iš keramikos. Keramika, stiklas, tą gamina technikos laboratorija. Sukuria tą formą ir grožį ir laminatę gydytojas tuomet tik priklijuoja. Taip. O estetinis plombavimas, tu ateini pas odontologą į kėdę, ir jau sėdi visas tas valandas, kol tau padaro estetinę. Gerai, aš paklausiu banaliai. Tai kuris geriau? Nėra to, kuris geriau. Kuris labiau tinka pacientui? Yra tas, kuris labiau tinka, kokie yra lūkesčiai, nes tai yra dvi skirtingos medžiagos, keramika ir plomba. Į plombą gali įsigerti vėl pigmentas, patamsėja, keramika daug mažiau tamsėja, ten ilgiau išlieka, blizgumas ilgiau išlieka, keramika, stiklas, nuglazūruota, viskas blizga. O plombą tu turi keliauti, atnaujinti karts nuo karto pas gydytoją, kad ją nupoliruotų, kad jį vėl blizgėtų, tviskėtų, nes jeigu naudojamos netinkamos pastos arba dantų šepetėlis kietas, bet dėl to abrazyvumo, ką aptarėm, plombos blizgumas ištrinamas, jį vėl pasidaro matinė. O labai daug plombos grožiui duoda blizgumas. O tas šviesos žaismas, ne, iš skirtingų kampų žiūrim. Šviečia šypsena. Šviečia šypsena. Tai va toks skirtingi dalykai apie plombą ir keramiką ir aišku kaštai. Tai gydytoja, čia labai svarbu sakyti, tai kuris pigiau? Estetinis plombavimas. Estetinis plombavimas yra dvigubai pigiau negu laminatės.
priklausomai nuo to, kokį gydytoją, kokią kliniką pasirinksi, koks technikas darys laminatės, irgi ir jų kaštai yra skirtingi. Vienas, ar ne, ima vienokią kainą, kitas kitokią. Daug dedamųjų. Kai tai yra darbas su laboratorija, nes prisijungia tas trečias žmogus, taip, yra pacientas, gydytojas ir dar technikas, jau yra 3 žmonės. Iš karto kaštai kyla. Taip. Plombą tu gali lengvai pakoreguoti. Padarė estetinį ir pacientas pavaikščio ir sako, ne, žinai, nepatinka. Tai spalva arba kamputis, jeigu nepatinka kažkoks kamputis per aštrus. Estetinį plombavimą labai lengva pasikoreguoti, paimti, užafalinti, patrumpinti. Žinai, dažniausiai visiems padarius estetinį žmonės sako, per dideli tie mano dantis, nepatinka man. Nes estetinis plombavimas jis jau bus dantis ilgesni, didesni. Žmogui reikia laiko suvokti, kad pasikeitė jo šypsena, jo išvaizda. Ir dažnas žmogus irgi iš mūsų klinikos, kolegės mano daro estetinį plombavimą, labai nuostabiai abi daro ir išeina žmonės ir daugelis sako, nepatinka, žinai, per dideli. Bet tiesiog reikia 2 savaičių adaptacijai. Tai ir kartu atstato danties ilgį, nes juk dantį tai mes nuvalgom. Taip, dažniausiai taip. Estetinis plombavimas tai atstatomas ir ilgis arba sukuriamas tas naujas ilgis. Yra žmonių, tiesiog genetiškai yra labai maži dantukai, yra tarpai tarp dantų. Ir tuomet, nori tos pilnos burnos, reikia tarpus uždaryti, paslėpti. Reikia priprasti. Ir reikia priprasti, taip, reikia priprasti prie to, kad pasikeitė tavo išvaizda. Gerai, gydytoja, dar yra pigesnis būdas turėti baltą, šviesą, gražią šypseną, dantų balinimas. Tai sakykit, kada, kaip ir kaip neperlenkt lazdos, kad nešviestų dantys tamsoje. Tai tamsoje, tai tavo dantys nešvies, kai perlenksi lazdą, jie švies tamsiai. Supratau. Nešviesoje. Balinimo būdai. Tai jeigu tave tenkina tavo dantų forma ir ilgis, taip, jeigu viskas tau gražu, tiesiog norisi baltesnės šypsenos, tuomet pats paprasčiausias balinimas, nesu bandžiusi pati tai balinti dantų, nežinau, man atrodo jis netinkamas, kai pacientai perka juosteles. Anksčiau buvo dalis mano pacientų siųsdavosi iš Amerikos, juostelė. Juostelė, kuri yra impregnuota balinančių gelių ir tu realiai tiesiog išsivalai dantis ir užsiklijuoja juostelę. Kuri pasiekia ne visas vietas. Supranti, kad juostelė dantis, tai juk jis išgaubtas ir prie dantenų nepasiekia tas balinantis gelis. Tai turėjau vieną pacientę, kuri irgi atėjo, nepamenu, ko ji norėjo, bet man buvo toks šokas, kad prie dantenų visur yra gelsva, taip gerokai gelsva, o kraštai, ne tik kraštai, gerai, 2/3 yra balti. Ir tuomet tas 1/3 toks vaiskiai geltonas. Aišku, balino su juostelėm. Aišku, peržengė ribą balinant su juostelėm. Išsibalino absoliučiai netolygiai ir atėjo klausti, ką dabar daryti. Tai ką darė gydytoja? Nepamenu. Labai seniai buvo, aš pamenu. Tai kaip tą efektą. Man atrodo, tikriausiai, ką dabar daryčiau. Galbūt ir tuomet buvo, kad siunčiau balinti ir balinti būtent tas vietas jau prie dantenos, kad kompensuoti, tiesiog, kad sulyginti. Tai odontologai gali balinti, taip? Higienistai dažniausiai balino, taip. Tai tuomet tiesiog tepi gelį ten, kur dantis geltonesnis, ir aktyvini su šviesa ir balini. Tai juostelių nerekomenduoju. Nežinau, sakau, nei pati bandžiusi, kažkaip man taip pavojingai atrodo. Ką dar galim daryti? Galima atkeliauti pas gydytoją odontologą, jis padarys tau kapas. Ima atspaudą tavo dantų, vadinasi, niekam kitam netiks, nepasidalinsi su nieko. Tik tau, pagal tavo formą, tu turi kapas ir tuomet nakčiai ar vakarui dedi gelį į kapą. Įsidedi gelį, užsidedi ant dantų ir laikai tam tikrą kiekį valandų, ten 3-4 valandos. Išsiimi paskui, nieko nevalgai ir nieko dažančio nevalgai. Kitą dieną kartoji tą procesą ir taip apie 7 dienas. Iš tiesų tos 7 dienos toks irgi vienam dantis bala greičiau, kitam lėčiau. Aš esu tas žmogus, kuriam išbala dantis per 2 sesijas, per 2 kartus. Yra mano pacientai, kurie balinosi 7 dienas, tada darė pertrauką ir tada dar 7 balinosi, kad išgautų tą efektą. Tai va, tai yra kapos. Kapos tai pigiau negu balinti klinikoje lazeriu, bet sugaišti laiko. Žiūrėk, kiek laiko sugaišti, taip, kiek dienų sugaišti ir tau reikia tikrai tą vakarą jau
būti namuose, pasiruošti dėti tą gelį, nepamiršti užsidėti, nenueiti miegoti be jo. Galima ir miegoti tuomet su kapomis, bet irgi savo pacientams nepatariu, nes smagus jausmas būna, su seilėmis kažkiek to gelio išsiplauna. Mhm. Tai taip. Arba tuomet balinimas klinikoje. Lazeriu, jūs Jo, minėjot. ar lazeris, ar šviesa aktyvinama. Na, esmė, kad irgi užtepamas gelis, tik jis bus stipresnės koncentracijos. Tai yra procentais, kokio procento tas vandenilio peroksidas ar karbamido peroksidas. Mhm. Tai namuose yra saugus variantas, ten 10-16, maks 16%. Klinikoje jau galima naudoti ženkliai stipresnį ir 26, ir man atrodo 30. Mhm. Efektas bus iš karto Iškart dantys švies. didesnis. Mhm. Iš karto didesnis. Taip. O pavojai Jautrumas. padidėja. Padidėjęs jautrumas, tai galbūt kartais yra skiriamos dantų pastos nujautrinančios prieš balinimą ar po balinimo nujautrinančios pastos. Ir aš žinau pacientų, kurie ir ibuprofeno išgeria po balinimo, kad tiesiog nebūtų tą dieną tokio efekto. Nes tu jauti, netgi kai tau užbalina dantis, tu jauti, kad ten kažkas vyksta, žinai, šaudo tose dantyse. Šaudė. Taip, pašalinamas pigmentas, tas šaudimas, tas peroksidas ten skyla ir šaudo. Tai tokie tie balinimo būdai. Bet balinimas yra grįžtamas procesas, dantis vėl patamsėja, vėl tas pigmentas įsigeria ir panašiai. Tai jeigu išsibalindant dantis ir nori baltos ilgai šypsenos. Jokio raudono vyno. Jokio raudono vyno, kavos su pienu, praskalauti vandeniu. Jokios juodos arbatos. Jokio rūkymo. Nuo to priklauso efekto, kaip ir ilgamžiškumas. Kaip neperlenkt lazdos, kartais tikrai yra matoma ir viešoje erdvėje žmonių, garsių žmonių, kur truputį persistengia su dantų balinimu ir tie dantys tarsi tokie persišviečia. Bet tie garsūs žmonės, aš tai matau estetinį plombavimą arba laminatas. Aš nematau ten balinimo, nes jau tiek yra, tu danties iki begalybių neišbalinsi. Mūsų lietuvių kaulas yra netoks. Ten lyginant juodaodžius, kurių dantis tiesiog patys iš savęs yra baltas kaulas. Mums tai neduota. Genetiškai mums neduotas toks emalis, toks dantinas. Tai ten aš matau, kaip profesionalė, tai aš matau visuomet estetinį plombavimą arba laminatas pas daugumą. Kaip be galo balta. O nepersistengti taip, nepersistengti. Emalis išplonėja, jeigu jis bus begalę kartų balintas. Irgi turėjau pacientai jau su pilkais dantimis, jie atėjo dar balintis, bet jie jau tiesiog prasišviečia. Emalis tiek išbalintas, kad pro jį prasišviečia dantis. Burnos ertmė. Dantis, tas vidus, dantinas prasišviečia. Ir ta pacientė norėjo baltos šypsenos, tiesiog nukreipiau pas specialistą, kad būtų padarytos laminatės. Ten reikėjo laminačių, ten estetinius būtų nelabai tikęs. Bet jau čia persistengia. Kaip su soliariumu žmonės gali persistengti, tai su balinimu irgi, kai tai yra nekontroliuojama, arba kai tu tiesiog pripranti prie savo dantų spalvos, žinai, tau vis atrodo, per mažai, trūksta, nors gydytojas ir sako, oi, dantis labai balti. Yra mano pacientų su labai baltais dantimis ir aš sakau, nebalinkit, nereikia, mano nuomonė nereikia. Pacientė sako, kokie jie juodi. Negaliu žiūrėti. Tai čia gal turbūt mūsų tas perfekcionizmo siekis, kad viskas turi būti tobula, bet juk žmogus netobulas ir mūsų dantys, gal dėl to mes ir esam kiekvienas patrauklus ir gražus, kad šiek tiek esam skirtingas. Šiek tiek tie dantys skirtingi, ne visų klavišai, šiek tiek nosys skirtingi. Ir dėl to mes esam gražus, nes visa visuomenė skirtinga. Tai gal kartais reikia ir priimti savo kitoniškumą ir tuos šiek tiek gelsvus dantis. Arba priimti, arba išsibalinti. Tai jūs gydytoja kalbat iš kitos barikadų pusės. Aš iš kitos barikadų pusės. Iš tiesų, darykim taip, kad jaustumėmės gerai, bet neperlenkim lazdos. Viskas su saiku. Viskas su saiku. Jeigu žmogus nori estetinio plombavimo ar balinti, viskas yra tvarkoj, svarbu neperlenkti lazdos. Jeigu tai žmogus su tobulais dantim, nemanau, kad gydytojas odontologas neturėtų daryti estetinio plombavimo, neturėtų. Jeigu ateis su labai kreivais dantimis, žmonės estetinio pagalbos stengiasi išspręsti kreivumo problemą. To neturėtų negalima. Tai būti. Reikia dantis tiesinti, negalima, nes jeigu dantis kreivi, tuomet reikia daug šlifuoti.
Čia yra danties gadinimas. Tiesiog tu nugrėži dantį, kad gebėtum ten uždėti plombą ar laminatės. Ne. Mes ne apie tai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dauguma gydytojų visgi yra ne apie tai. Lietuvos gydytojai apie tai, kad nusiųsti pas ortodontą tuomet. Kažkaip rasti sprendimą, bet be gadinimo. Kad jūs visgi esat gydytojai. Kad pirmą reikia sugydyti dantis, o tada ant sveikų dantų galim lipdyti tą baltą gražią šypseną. Taip. O čia, žinai, yra motyvacija labai gera, nes ateina pacientas, pas jį yra kariesų. Ne vienas, ne du, ne trys. Ir nori estetinio. Ir labai yra smagu, kai gydytojai sako, ne, estetinio nebus, turi kariesų, matyt, ir reikia pirmiausia susigydyti. Susigydyti kariesus. Ir tai ne todėl, kad išpešti iš to paciento pinigų, kaip galvoja, ar ne, kad va, tu čia žiūrėk, finansinės naudos ieškai. Ne. Kai tu turėsi sveikus dantis, kai ta anatomija danties bus atkurta tinkama, su visais gumburėliais, grioveliais ir panašiai, tai tau ir estetinis tarnaus ilgiau. Ir tiesiog mes gydytojai turim jausti iš paciento motyvaciją, kad taip, jis motyvuotas turėti ne tik 6 baltus priekinius dantis, bet sveiką burną. Sveiką visą burnos ertmę ir vadinasi, jis supranta, kad pacientas yra sąmoningas, supranta, kad tas sveikata ir grožis prasideda nuo tų pamatinių dalykų. Ir sutinka į tai irgi investuoti ir laiko, ir pinigų į savo sveikatą. Tai, tas dar toks momentas, taip, kad ne tik grožiai sukurti, ne tik tie 6-8 dantis. Šypsena turi būti ir sveika, ir graži. Harmoninga, taip, ir harmoninga visa, taip, negali būti tik grožis. Gydytoja, dar yra viena problema – nuvalgyti dantis. Taip. Dėl bruksizmo, dantų griežimo gali būti amžiniai pakitimai. Ir kaip tada yra sprendžiama šita problema, kai dantukas yra lygus, juk aš nebegaliu trinti maisto, nebegaliu kramtyti. Žinai, kramtyti tai tu gali, nes žmogus pripranta prie visko. Tai šukarimas irgi pripranta. Taip, žmonės pripranta, žmonės ateina su kas antrų dantimi ir sako, aš sėkmingai kramtau. Ir jis tikrai nemeluoja, ta prasme, jis tikrai kramto. Aš matau kitas problemas, bet žmogus kramto. Jam viskas gerai, tik žmona pasakė, kad galėtų būti gražesni dantis. Tai atėjo. Bet šiaip dantų nuvalgymai, nudilimai, tuomet jau tai yra mano sritis, čia kur dabar daugiausia laiko ir dėmesio skiriu šiai sričiai ir dirbu ties tuo. Ir galbūt tai yra sritis, kaip čia pasakyti, nepakankamai kalbama. Žmonės žino, kas tai yra kariesas ir daugmaž jau su to kariesu mes esam sukovoję, apsimokinę, kaip čia viską, kaip žmogus turi prižiūrėti ir panašiai. Bet yra stresas, yra įtampos, yra tas gyvenimo ritmas, dėl kurio keičiasi žmogaus ta dienotvarkė, nežinau, psichologinė būsena, jis sukanda stipriai. Taip, trina dantis. Naktinis griežimas, tai ką sakiau, tas dieninis griežimas, tos erozijos, nutirpimai, kai yra netinkamas maistas. Viską turi. Nuostabu. Yra tokios parafunkcijos. Parafunkcija, vadinasi, kai žmogus dienos metu daro kažką nenormaliai. Pavyzdžiui, trina. Tiesiog. Ar ne? Kas savo sruogą nuolat tampo, kas trina vieną pusę. Ir ateina pacientas ir matau, kad vieno pusėje yra visi gumburai, viskas gražu, o kitoje pusėje stalas. Lyg dantys paimta ir nugręžta. Kodėl? Aiškinamės irgi kodėl, nes čia taip keistai. Ir išsiaiškinam. Tad trinam. Arba kramtama guma vieną pusę kramto. Trina vieną pusę. Turiu pacientų, kurie daro taip. Kodėl taip daro? Nesugalvotum Rasa taip daryti. Priekinius dantus specialiai taip nedarom. Iš pasąmonės ateina taip. Tai dantis yra nudilę. Prarastas dantų aukštis, tuomet atrodo ir estetiškai nebe taip, kaip dantis gali būti nuvalgyti skirtingai, gali būti aplūžinė. Pavyzdžiui, priekiniai dantis bus aplūžinėje. Taip. Paprašai pa žmogų pasukti žandikaulį į šoną ir jisai suka taip, kad liečiasi, tiesiog atrodo plokštumos važiuoja. Dantys neturi važiuoti plokštumomis, turėtų liestis 2 dantukai šone. Tai erozijos, tai yra tas nutirpimas, yra nugrėžimas, yra pleištai, kaip jau sakiau, kad prie kaklelio atsirandantis irgi, arba dėl apkrovos jie atsiranda, arba dėl neteisingos priežiūros. Yra tos atricijos, kai žmogus tiesiog nutrina. Jo valgymo įpročiai, jo
įprotis, kaip sukioti žandikaulį, kaip yra ištrinama. Ir tuomet reikia atstatyti dantų aukštį. Tai yra atstatyti tai, ko žmogus neteko. Ir galbūt pradėkime nuo pradžių, ne visada. Jeigu yra nutrinta visiškai nedaug, bet jau matau požymus, kad žmogus griežia, pakaktų naktinės kapos, kad naktį negriežtų, jeigu tai yra bruksizmas, ar ne? O su visu kitu patariu kovoti, tiesiog prisiminti dieną, kad nereik sukąsti dantų. Atsipalaiduot. Nereik tą dantį griežti, kai susinervini dieną, taip? Tiesiog atpalaiduoti. Čia tiems, pas kuriuos yra nudilę nedaug. Pas kuriuos yra nudilę daug, jau tokios net duobės dantyse būna, reik dantis atstatyti. Ir visgi, jeigu nėra visiškai tas paviršius danties sugriautas, tuomet mums padeda atstatymas kompozitų, tai yra plomba. Bet irgi į šį mano darbo etapą įsijungia tas trečias žmogus, yra pacientas aš ir yra technikas. Aš jam nusiunčiu vaizdą dantų, nusiimu atspaudus, technikos laboratorijos, taip, technikas gauna tą vaizdą ir aš jam nurodu, duodu užduotį, kiek reikia dantis pakelti, aš matau, aš išmatuoju, kiek reikia, kiek yra prarasta. Ir technikas tuomet formuoja naujus paviršius su visais grioveliais, vagelėmis, suformuojamas paviršius. Jis pavaškuoja tos dantis, čia būna mistika, žmogus klausia, kad tas pavaškavimas iš vaško sukuriama nauja forma. Tiek, kiek yra netekta. Man padaro tokias formeles, gidus, technikas. Tai kaip sausainukams kepti. Formelė. Formelė. Atkeliauja žmogus ir aš tuomet specialią plombą šildau. 70 laipsnių yra pašildoma. Tai pasidaro tasi, dedu į tą formelę, dedu ant danties, sukietinam, spaudžiam. Ir taip dirbam po vieną dantį. Čia aš dabar labai, paprastai sakau, taip. Dedu plombą, dedu į burną, ten daug etapų, daug pasiruošimų, izoliacijų. Ir atstatome aukštį su plomba. Žmogus gauna naktį kapą. Ir žmogus pratinas irgi tą adaptaciją apie 2 savaitės, kad priprastų prie to naujo aukščio, bet pripranta. Tikrai visi pripranta, kam reikia poros dienų, kam reikia 2 savaičių, kam reikia mėnesio, bet pripranta. Ir tuomet yra dilinamas nebe tavo dantis, plomba vis tiek dyla. Tu valgai, mes naudojame dantis, taip. Dyla plomba. Plomba galima pakeisti, vėl po 7 metų galima keisti, nes taip kaip ir paskaičiuota, kad 7 metams turėtų pakakti. Viskas priklauso nuo žmogaus tos priežiūros, kaip prižiūrės. Bus rūgštis ar nebus rūgštis burnoje, grieš ar negrieš. Tai yra atstatymas, vienas iš būdų su plombomis. Kai yra labai labai daug prarasta, tuomet reikia protezuoti tos dantis. Tuomet jau dedamos visur karūnėlės, taip vainikėliai. Galbūt ne visur priekyje plombos, gale, kad atlaikytų krūvį karūnėlės. Ir skiriasi kaštai, skiriasi laikas. Jeigu atstatymą pasidarome per vieną dieną, tai tuomet jau protezavimas yra primatavimai, spaudai, šlifavimai, su laikinais vainikėliais reikia vaikščioti, skiriasi laikas. Tai šiaip kiekvienam pacientui individualiai. Bet tas ir čia turbūt tas danties atstatymas, kol kas yra mažai kalbama apie tai. Mažai. Žmonės būna, kad išgirsta pirmą kartą, ateina žmogus, jam 40 metų, pirmą kartą išgirdo, kad jo dantis nudilė tikrai, pavyzdžiui, labai daug, labai klaikiai. Klausi, ar nieks anksčiau nesakė, kad pas jūs yra išdilę? Sako ne. Ar nieks anksčiau nesakė, kad jums reikia atstatyti? Tai irgi nežinau, ar pacientas neužfiksuoja, ką jam gydytojas sako, ir gydytojas tuomet, taip nenukreipia. Gal neakcentuoja, todėl, kad ne jos sritis ir tuomet neakcentuojama. Bet žinai, mes gydytojai turėtume akcentuoti, viską, ką matom, turim ir pasakyti. Aš neprotezuoju ant implantų, bet jeigu jo reikia, tikrai būtinai pasakysiu, nesu ortodontė, bet jeigu matau blogą sukandimą, tikrai akcentuosiu, kad reikia eiti ten ir ten, reikia padaryti tą ir tą, nesvarbu, kad aš to negaliu padaryti, tą gali padaryti kolega. Tai labiau šviesti pacientus dėl griežimo ir dėl to, kad reikėtų atsistatyti, žinai, tai pagerėtų ir kramtymas pagerėtų, ir sąnarys nebūtų gadinamas, raumenys nebūtų taip apkraunami, kramtomieji mūsų raumenys. Gydytojai, mes abi kovojam su mano dantų griežimu jau daug laiko. Kovojam, Rasa. Laukia atstatymas. Jau biški turėta. Tai gydytoja, tiem etatiniam dantų griežikam, pasakykit, ką jam daryt, ką daryt, kaip elgtis?
naktinė kapa, jeigu tu grieži naktį, naktinė kapa, tas atsipalaidavimas prieš naktį. Aš iš tiesų visai neseniai kaip ir sužinojau, kad galima gerti magnį, bet glicinato berods formą, nežinau, gal tu daugiau už mane žinai apie Dabar tai. pasidomėsiu. Dabar pasidomėsiu. Kaip griežikė. Tai jis atpalaiduojantis raumenis, magnis, kad ir mėšlungis netrauktų, ar ne, tai ir miego kokybė pagerėja ir tuomet atpalaiduojami raumenis nakčiai ir yra ne taip stipriai griežiama ar negriežiama, bet kapą vis tiek reikia dėvėti. Tik aišku, tai nenutinka per savaitę, reikėtų gerti ir, man atrodo, apie 3 mėnesius, 2 mėnesius, kad tu pamatytum tą efektą. Bet žmonės džiaugiasi miego kokybę. Kad būtent to magnio glicinato berods formą, geriau ten susijungia, susiriša. Nu ir kapa. Ką dar galiu padaryti kitaip? Nieko turbūt. O griežimas labai priklauso nuo tavo kaip ir gyvenimo būdo, taip, ir nuo tos įtampos gyvenime. Ir vat buvo labai įdomu, buvau savaitgalį kursuose būtent dantų atstatymas ir dėstytojas pasakojo apie savo pacientus, kurie buvo griežikai baisus, griežikai žiaurus. Sako, vaikai pabaigė mokyklą ir išėjo. Streso lygis nukrito. Ir tas griežikas nebenešioja kapos, ateina į patikrinimą ir viskas yra gerai. Atstatymas stovi, laikosi, niekas nenuskilia. Streso lygis kiekvienam tam gyvenimo laikotarpį yra skirtingas ir gali per tą mūsų gyvenimą šuoliuoti. Tai tiesiog mažinam stresą. Išleidžiam vaikus į gyvenimą. Taip. Taip juokinga, bet taip yra, taip irgi tyrimai padaryti, kad skirtingais gyvenimo etapais griežiama mažiau. Aš turbūt ne vieną kapą sugraužiau jau ir dar ne vieną kapą sugraužiu ir sugrįšiu pas jūs. Gydytoja, gal galite papasakoti apie kokį nors įsimintiniausią pacientą? Galbūt tai gali būti susiję su mūsų šiandienos tema, su gražia šypsena, kad jinai svarbi, kad jos reikia, kad jos noriu. Noriu. O žinai, su to noriu. Šią savaitę, pirmadienį, gydžiau moterį, 85 metų moterį, ne šiaip gydžiau, dariau estetinį plombavimą. Tai yra nuostabu, tiesiog kai tokio amžiaus, beje, prieš istoriją, moteris turi visus dantis išskyrus 2, visi yra jos, nei vienos karūnėlės, tiesiog siaubingai išdilę, nugriežti, jau taip su visomis tomis duobėmis. Bet čia ir jau amžiaus paseka yra, ne tik tais turbūt dantų griežimo. Bet per visą tą jos amžių moteris yra šviesi moteris, išsilavinusi, niekas jos nenukreipia, kad tuos nudilimus, tas duobės, kad reikia, plombuojam, taip? Jeigu ji būdama 85 sugalvojo, kad nori gražesnių tų 8 dantų tiek, kiek matosi, daugiau kol kas negali sau leisti. Bet taip, nuostabu. Padarėm estetinį, žmogus išėjo baisiai laimingas. Ir tikriausiai čia yra tas smagiausia, kai tas senučiukas jau toks laimingas prie veidrodžio žiūri, šypsosi savo, apsikabina, dėkoja ir labai smagus tokie jausmai. Ir aš turiu vyresnių pacientų iš tiesų, kuriems rūpi ir grožis. Jie eina į tos, kaip vadinasi, kur seneliai eina į universitetą. Trečiojo amžiaus universitetas. Trečiojo amžiaus universitetai. Jiems jogos, jiems šokiai, jiems reikia eiti tarp bendramžių ir jie nori šypsenos. Jie irgi nori džiaugtis. Tai labai smagu, kad turbūt ir mes jau tampame vakarų Europos valstybę, kur vyresnio amžiaus žmogus gali gyventi visiškai pilnavertį gyvenimą. Ir taip pat moteris 85 metų, ji nori šypsotis, ji nori džiaugtis gyvenimu, ji nori būti patraukli. Smagu. Tai žinoma, jau kai į universitetą šypsosi. Dėstytojam. Pirmam suolė sėdės ir šypsosis kaip mudvi dabar. Tai aš tokiais pacientais visuomet labai džiaugiuosi, tais motyvuotais pacientais. Tuos bloguosius stengiuosi pamiršti. Tai turbūt labai džiugu, kad ir 85 metų žmonės nori šypsotis. Gydytoja, pasakykite, koks yra jūsų gražios šypsenos receptas be recepto? Mano dantų. Gyvenimo kartu receptas.
žinai, visą tai, ką mes aptarėm, kaip ir sakiau, kad to ilgalaikiai perspektyvoje, jeigu mes norime būti tie senukai 80 metų su visais savo dantimis, valykime dabar, prižiūrėkime, Mylėkime dantis. nusipirkime tą irigatorių, elektrinį šepetėlį nusipirkime, tikrai nekainuoja kosmoso, palyginus su visais, nežinau, manikiūrais, pedikiūrais ir kirpyklomis, taip. Vyrai savo automobiliais kartais labiau rūpinasi negu dantimis, tai aš linkiu, kad prioritetas visgi būtų mūsų dantis. Kad ne tik norėti, kad jie savaime patys iš savęs būtų sveiki, balti, bet mes turime ir investuoti laiką, priemonės, taip ir pinigus, bet, sakau, investuojame daug į nereikalingus dalykus ar tokius antraeilius. Tai prižiūrėkime, nusipirkime irigatorius. Ačiū gydytojai už pokalbį. Ačiū Jums klausiusiems mūsų pokalbio. Linkime Jums gražios ir sveikos šypsenos. Jums rūpimus klausimus visada galite užduoti komentarų srityje. Iki pasimatymo.